Savaitgalį į posėdį Kėdainiuose buvo susirinkę jaunimo organizacijos Darbas tarybos nariai. Praėjusį savaitgalį Kėdainiuose vyko tarybos posėdis, kuriame dalyvavo jaunimo organizacijos Darbas valdybos nariai ir 42 skyrių pirmininkai. Jaunimo organizacijos Darbas tarybos posėdžio metu buvo pristatyta valdybos ataskaita, kurioje buvo pateikta, kad šiuo metu organizacijoje yra 3001 narys. Nuo šių metų gruodžio mėnesio organizacijai įstojo beveik 100 naujų narių. Didžiausiai diskusijų susilaukė būsimasis jaunimo organizacijos Darbas visuotinis narių suvažiavimas ir naujojo pirmininko rinkimai. Visą dieną dirbęs jaunimas vakare susilaukė ir pramogų. Visą dieną dirbam, o vakare bus šventė tarybos nariams. Krikštysime naujosius tarybos narius, kurie yra nauji skyrių vadovai, kurie nuo praėjusios tarybos tai yra 10 naujų vadovų, 10 skyrių pasikeitė komandos. Jos reikia pakrikštyti ir užvesti ant kelio, kad jie aktyviai veiktų.